Opus 3 yra visų pirma Lietuvos radio ir televizijos programa, kuri yra skirta galbūt kiek intelektualesniam, mąstančiam jaunam žmogui, kuris domisi tiek muzika, tiek menais apskritai. Tai orientuota į tą žmogų, kuris renkasi ko klausyti ir kuriam bet ko neįkiši. Alternatyvios muzikos radijas Opus 3 eteryje gyvuoja jau 3 metus. Rugsėjo 26-ąją Havana Social Club Vilniuje Opus 3 pasveikinti su gimtadieniu rinkosi daugiau nei 20 skirtingų grupių ir atlikėjų. Ta vakarą visi kartu susitikome kukliai, bet garsiai paminėti gražaus jubiliejaus. Jūsų dėmesiui Opus 3 trečiojo gimtadienio šventės įspūdžiai, muzikinės vaizdo interpretacijos ir atlikėjų komentarai. Man Opus 3 yra gera radijo stotis visų pirma, kurios vienintelės klausau, jeigu klausau radiją. Tarpsme, man tai siejasi su kažkuo geru ir kažkuo linksmu. Nebūtinai linksmu, bet man siejasi su to, kad man teikia geras emocijas ir ką aš tikrai gerbiu. Kad ir kiek ten Opus 3 gal turi procentaliai mažai tų klausytojų, bet aš vienas jų, kuris tikrai klauso Opus 3 ir man pati koncepcija labai atitinka. Taip, manau, žmonės, kurie nori kažką tokio rasti, jie visada ras Opus 3. Tenai, tą tokią tinkamą alternatyvą. Man Opus 3 yra, manau, vienintelė radijo stotis Lietuvoje, kuri groja daug geros muzikos, be abejo groja daug absurdiškos muzikos, bet kitu atveju tai lieka visos kitos Lietuvos radijo stotis, kurios groja visišką niekalą. Tik saulė dingsta ir vėl atsiranda. Radio stotis ieškanti naujų veidų, radio stotis, kuriai yra vis dar kažkas įdomu, nes apskritai žmonėm dabar niekas neįdomu. Va, o man rodos Opus 3 yra įdomu, jie žingeidus. Jūsų dėmesiui legendinis MT kūrinys Gera mylėtis. Ko gero, tai geriausia, ką gali duoti man. Visos svajonės lekia į orą, muilo balionai tirpsta burnoj. Nėra taip, kad man muzika yra viskas. Yra daug svarbesnių gyvenime dalykų negu muzika. Ko gero, ko gero, Man muzika yra beveik kažkur tai 95% to, ką aš galvoju, to, ką aš veikiu ir to, kuo aš gyvenu. Man tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas šiuo momentu. gera, kai kartais aš galiu palikti žemę ir muilo balionu pakelti gerą, barstyti juoką danguje gerą, gerai galvot apie tave gerą, voliotis meduje gerą, mylėti šviesoje gerą, laižyti svajonės gerą, svajonės nepaskęs gerą. Aš galiu atlikti kažkieno kito dainas ir atlieku kartais, bet tai neprilygsta, tam, kada susikuri pats tai, ką nori. Gerai galvot apie tave gerą, voliotis meduje gerą, mylėti šviesoje gerą, laižyti svajonės gerą, svajonėse paskęs. Ko gero, tai geriausia. Tobulai. Ačiū Jums labai.
Mūsų eteryje atsirado dar daugiau lietuviškos muzikos, nes buvo visa eilė lietuviškų jaunų grupių, kurios net neturėjo kur pasireikšti. Toliau gimtadienyje amžini rockeriai Freaks on Floor ir jų Symphony About the Good Man. You can listen to the classical music. You can win the Nobel Prize. You can be charity hero. You can take my tears away. Which I'm good, man. You don't need no explanation. Man atrodo, aš kuriu muziką, nes aš noriu kažkur išlieti savo pačias giliausias mintis, kažkokius išgyvenimus ir tai, kas mane neramina galbūt, arba kas man yra tiesiog labai miela, bet aš norėčiau su kažkuo kitu pasidalinti, tai aš tą tiesiog išstumu iš tavęs ir tai pereina į tam tikras natas, į tam tikrą melodiją ir galų galiai įkūrti. Muzika yra, mano atžvilgiu, tai, kas teikia kažką, bet visiems skirtingai. Ta prasme, kad teikia kažkokius jausmus. Jinai turi teikti jausmus, tada jinai yra tikrai muzika. Muzika yra įrodymas, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja ir kad be viso ko jis dar ir linksminas. Dar vieni svečiai spalvingiai Suicide DJs. Paklausykite jų kūrinio Doza Bačenija. Sutikau savo meilę Lenkijoje, tarp Lodzės ir Varšavos. Ji prekiavo odinėm rankinėm ir savimi tarp jų. Išraiškos priemonė, per kurią aš galiu perteikti kažką šiek tiek daugiau ir šiek tiek įdomiau negu žodžiais. Jūs įtinka! Jei šilumos tinka. Fūra, liepiau sustok, bet ratai cypė tramdomi. Gumas kvapas ir durys atviros, ji tikėjo manimi. Kaip tai palinga, jūs palinga! Rašusi tai rašau. Ir labai faina pačiam, kai kažkas tenai susikūrė. Nes toks kažkokia puzlė tokia, tu ją dėlioji ir šast susidėjo paveiksliukas ir tada toks jas. Doza Bačenija, aš sakau jai, visko normalne, ji nesakė man. Aš į tėvynę, o į Lenkiją, surado kitą šeimą, kitą vyrą, kitus namus. Doza Bačenija, aš sakau jai, visko normalne, ji nesakė man. Aš į tėvynę, o į Lenkiją, surado kitą šeimą, kitą vyrą, kitus namus. Suprask, kad polišlovnis auga ir grįžti šeimą saugia, pasienis tau padės. Bet jei kada bandysi rasti draugą, kaip futbolistas sauga, atmink mane. Neišeikit iš gimtadienio neparagavę torto.